Šiandien žiniose Panevėžio futbolo akademijos stadionui suteiktas aukščiausias įvertinimas. Panevėžyje įvyko tradicinis teisinių žinių konkursas Temidė. Vyturio vidurinė mokykla paminėjo savo vardo dieną. Sekmadienį bus švenčiamas Atvelykis. Beveik milijoną litų kainavusiai Panevėžio futbolo akademijos stadiono dirbtiniai dangai suteiktas aukščiausias kokybės sertifikatas 2 žvaigždutės. Todėl nuo šiol čia bus galima vykdyti aukščiausio lygio futbolo varžybas. Pas mus viešėjo svečiai iš Olandijos. Olandai tai yra, tie žmonės, kurie mums atvežė tą dangą. Danga pagaminta Olandijoje, tai yra gamintojai, kurie išsikvietė nepriklausomus ekspertus iš Švedijos ir jie 2 dienas čia tyrė aikštė, žiūrėjo jos kokybę, įvairiausiais testais. Tai pradedant nuo kamuolio riedėjimo, atstumo iki atšokimo, žodžiu, ten begalės yra testų. Ir įvertinę visus reikalavimus pasižiūrėjo, jie įvertino, kad šitą aikštę tinka 2 žvaigždutes ir yra tinkama žaisti tokio lygio varžybas. Futbolo akademijos direktorius Darius Butkus tikisi, kad nauja aikštė padidins jaunimo užimtumą mieste, pagerins treniruočių sąlygas bei paties futbolo kokybę. Tai yra prevencija. Iš tikrųjų, žmonės gali, vaikai, pradant vaikais ir baigiant įvairiaus amžiaus ir vyresnio amžiaus žmonėms ateiti ir sportuoti ant šitos aikštės. Tai nekenkia nei sąnariams, tai atitinka iš tikrųjų žolės lygio. Antra, tai mums einant į priekį kaip futbolo akademijai, mums reikia gauti akademijos licenciją. Todėl turėti tokią aikštę mums yra būtinybė ir tuo pačiu mes tikimės, kad čia Lietuvos futbolo federacija suteiks galimybę mums padaryti varžybas Lietuvos jaunimo, varžybas su komandom iš užsienio. Taip pat Panevėžio apskrities čempionatas bus vedamas šičia, galės ir apskrities žmonės pasidžiaugti šitą nuostabią aikštę. Ir taip pat mūsų reprezentacinė miesto komanda, futbolo klubas Ekranas, galės pavasarį, ankstyvą arba vėlyvą rudenį treniruotis ir netgi žaisti šitoje aikštėje. Dar iki rudens stadione vietoj pasenusių suolų planuojama sumontuoti 1000 kėdžių. Šiandien Panevėžyje įvyko jau 11-asis respublikinis teisinių žinių konkurso Temidė finalinis turas, kuriame dėl geriausiųjų vardo susirungė visų 10 Lietuvos apskričių jaunieji teisės žinovai. Konkursą palaikantis Panevėžio apygardos vyriausiasis prokuroras Justinas Pupka džiaugiasi, kad Temidė ugdo mokinių teisinį sąmoningumą, supažindina su teisinė sistema ir jos institucijomis. Aš manau, kad tai labai geras dalykas, kad Panevėžys ėmėsi šitos iniciatyvos ir sukviečia jaunimą iš visos Lietuvos dalyvauti tame teisinių žinių konkurse. 11 kartas tai jau ne pirmas, tai yra tam tikros tradicijos susiformavę. Ir manau, iš tikrųjų jaunimui gerai yra ir ruoštis įgyti tam tikrų ir teisinių žinių, ir žinoti tam tikras ir pareigas, ir pagrindinės tas sąvokas teisingumo. Jaunuosius teisės žinovus atvykęs pasveikinti Lietuvos policijos generalinis komisaras Saulius Skvernelis taip pat teigė palaikantis tokias iniciatyvas. Aš manau, tai yra milžiniška nauda. Toks konkursas tikrai turi gilias tradicijas ir turi teisę ir būtinai turės egzistuoti matyti dar eilę metų, nes jaunimas, kuris čia susirenka, tai yra mūsų valstybės, mūsų tautos ateitis, viskas jų rankose ir norisi, kad ta ateitis būtų teisiškai išprususių žmonių rankose, nes to teisinio nihilizmo, teisinio sąmoningumo labai Lietuvoje trūksta ir šito konkurso viena iš pagrindinių misijų iš tikrųjų puoselėti ir populiarinti teisinės žinias, pačią teisę. Manau, kad iš jų dalis pasirinks ir teisininko profesiją ir manau, kad tai yra tikrai labai kilni misija šito konkurso. Generalinis komisaras sutinka su nuomonė, kad šiuo metu šalies gyventojai su savo teisėmis yra susipažinę itin gerai, tačiau pripažįsta, kad retas žino savo pareigas, kurios taip pat yra teisinės visuomenės pagrindas. Su savo teisėm tikrai ne tik moksleiviai, bet ir dalis visuomenės tikrai labai gerai susipažinę, bet yra teisė, tai yra apima ir teisės ir pareigas, tai yra teisių ir pareigų vienovė, dėl to su pareigom yra truputį sunkiau ir dažnai nežinojimas savo pareigų iššaukia tam tikrus konfliktus,
ginant lygtai pažeistą savo teises. Dėl to svarbu žinoti ne tik teises, bet ir pareigas. Konkurse dalyvavusios komandos privalėjo ne tik gerai išmanyti pagrindinių šalies įstatymų nuostatas, bet ir scenoje parodyti meninius sugebėjimus susijusius su mokinių gyvenimo įvykiais bei teise. Taip pat pademonstruoti ir išradingai pristatyti savo sukurtus plakatus aplinkos saugojimo ir sveikos gyvensenos temomis. Pirmasis sekmadienis po Velykų vadinamas Atvelykiu. Šią dieną šeimininkės vėl dažydavo kiaušinius, tačiau juos daužydavo jau tik vaikai, kadangi Atvelykis dar kitaip vadinamas vaikų Velykomis. Na, tiesiog Atvelykio laike, mažosiomis Velykėlėmis, reikia nuveikti tokius darbelius, kurių neatlikome per Velykas. Tai yra tokias apeigas ir tradicijas, kurių neišpildėme Velykų laike. Tai jeigu mažai supomės, reikėtų dar pasisupti. Jeigu nesilaistėme vandeniu, reikėtų pasilaistyti vandeniu, kad būtų kuo geresnis derlius, kad kuo sveikata mūsų geresnė būtų. Na ir žinoma, Atvelykiui tinka irgi vėlgi marginti kiaušinius, juos ridinėti ir jeigu krikšto mamos neaplankė krikšto vaikų per Velykas, suskubkite tai padaryti per Atvelykį. Būtinai aplankykite savo krikštavaikius, nuneždami jiem po margutį. Mūsų krašte Atvelykis dar vadinamas mažosiomis Velykėlėmis, per kurias Aušros Sidorovienės teigimu visko turi būti šiek tiek mažiau. Dažytų kiaušinių mažiau, maisto šiek tiek mažiau, linksmybių galbūt mažiau. Bet šitą dieną užbaigsime Velykų šventę, na ir pasilinksminsime ir nuveiksime tuos veiksmus, kurių nepadarėme per Velykas. Per Atvelykį taip pat pasimatoma su giminėmis, jeigu dėl kokių nors priežasčių nepavyko to padaryti per Velykas. Šiandien Panevėžio Vyturio vidurinės mokyklos bendruomenė paminėjo mokyklos vardo dieną. Labai norėjome būti jaunatviški ir 93 metų balandžio gegužės mėnesyje buvo mokyklos bendruomenėje nuspręsta, kad mokykla būtų gražu, kad vadintųsi Vyturio vardu. Tai kažkaip primena pavasarį, jaunystę, polėkį ir netradicinės veiklas. Nors vardo dieną mokykla mini kasmet, tačiau kaskart ši šventė būna vis kitokia. Šiemet mokyklos vardadienio proga nuspręsta surengti menų dieną. Šiais metais pagalvojom, kad tai būtų gal įdomu mokyklos vardo dieną kartu sudėti su menų dieną ir parodyti, kad ką mes turime gražaus, gero padarę savo neformaliojo ugdymo užsiėmimų metu. Vieną tokį žingsnį Panevėžio bendruomenė žygiuodam gal į visuomenę, tai į mūsų prototipai gatvėje. Vienas toks momentas mums ir patiems labai patiko, patys stebimės, kas čia pas mus vis ateina. Ir pilna mokykla mokinių darbų, kuriuos atliko neformaliojo ugdymo būrelių užsiėmimų metu. Kai kurie darbai pasisekė labai gerai, kai kurių dar nespėjome pabaigti, kaip tenai parodoje. Ir dar vieną momentą tokį turime, kad šią mokyklos vardo dieną sugalvojome paminėti visuotinai, tai būtent pasirodant mūsų visiems sportiniams kolektyvams. Akcentavomės į tai, kad vyktų aerobikos turnyras. Dabar pasirodo šiuo momentu, kaip kartas pasirodo kiekviena klasė, ką jie galėtų viešai parodyti bendruomeniai. Apjungėme visus kartu. Yra grupė ir mamyčių, yra grupė ir mokytojų, tai mes tuo didžiuojamės. Beje, mokyklos vardo dienos proga mokinių sukurti keramikos, floristikos, dekupažo, tapybos darbai jau artimiausiu metu iškeliaus į Panevėžio senelių namus, vaikų globos įstaigas, moterų pataisos namus bei miesto darželius.